Sveiki, mėly kolegos, penktadienis ir laida mūsų įmonėje skamba. Taip, laba diena visiems. Jei prie apskrito stalo šiandien ilgametis akvariumo priežiūros skyriaus vadovas, naras Tadas Laurinavičius, kurio kolektyve yra ir žuvis, ir žmonės. Labas, Tadai. Labas, Tadai. Kuo unikalus Megos akvariumas? Jis tom unikalus ir forma pati akvariumo, visas dizainas akvariumo, kiek aš esu matęs, šiek žiūrėjęs, tai visur daugiausiai cilindro formos arba tokie kaip baseinai, valus ilgis, netokie gilus. Nuo mūsų gražus šiaip, tai kiek žinau, visi atsiliepia, kad labai įspūdingai atrodo. O darbas tokiam akvariume, kokiu reikalauja tokių ar įgūdžių, ar... Kaip narui, tai to sudėtingo tokio proceso kaip ir nėra, tiesiog reikia žinoti, ką tu turi daryti, kaip valyti ar kažką tais, tai tokio kaip narui ne. Daugiau įgūdžių reikia su pačiom tom žuvim, su vandens kokybėm, su vandens priežiūra, pačių žuvų lygos, visokie parazitai, tai aš pats irgi nebuvau daug tokios patirties turėjęs, bet čia su metais visi gyjos, bendraudamas su kitais specialistais ir pamatai, vis mokiniesi. O kaip tu sakai parazitai, štai kartais aš internete matau video, kaip rodo tos ryklius, banginius ir jie aplipę tokiamis kriauklėmis, ar ne? Ir tos kriauklės tiesiog... Banginiai rykliai gal nelabai daugiau ten. Ir rykliai irgi. Ten gal, bet irgi kažkokios kaukėtinės, kažkokios būtybės. Tai ten kaip kalkės tokios kaip... Bet jos gyvos viduj, ten kažkokie gyvūnai. Prisikabina jų ir turbūt kaip moliuskai. Įsisiurbė tiek į odą, kad žinai, kad ten jos tiesiog operuoja. Valo. Tai čia kas? Jiems reikia... Ne kaip parazitas, tiek apvalo jos padeda matyti. Nu gerai, apvalo, ten valgo jos. Nesuvalgo, tai kiek tokia amžiaus jau šitiek plaukia ilgai. Apkimba kaip ir... O tai parazitai tada kas... Ne, tai yra lygos visokios, yra parazitai, kurie vandenį, yra visokie vėžiagyviai, kirmelės, kaip ir mes čia buvom užsivežę netikėtai žuvis bepirkdami. Tai teko... Pačios žuvis... Mato, tos parazitus labai sunku atskirtų, tų pačių vėžiagyvių yra labai šimtai tūkstančiai vos ne porūšių rūšių ir vieni yra parazitiniai, o kiti nepiktyvi. Šiaip tai mandagiau truputėlį, nes čia mūsų pro tėveliai. Mes visi iš to gimė. Taip. Taip, kad reikia pagarbiau truputėlį. Kaip pamatom tos parazitus kažkokius tais... Tai aišku gydėm ir dabar gydom, daugiausiai tai, kad nustatyta ar jisai parazitinis, ar jisai kenksmingas žuvim, tai turi žiūrėti pačias žuvis, kaip žuvis laikos, kaip jos jaučiasi, jos kasos, ar jos gyvena, ar jos... O kaip jos galima pamatyti? Galim pamatyti, žiūrint, kokie tie parazitai ir gyvai, gerai įsižiūrėjus į vandenį. Žodžiu, nusileidė vandenį ir apžiūrinėjai vandenį. Arba jeigu žuvis jau krenta, tai galima per mikroskopą jau žiūrėti, kai smulkesnių, nes ne viskas akimi žiūrima yra, nesimato. Ir čia, kur dabar turėjom tokių vėžiagyvių ir plokščiųjų kirmelių, tai matėsi, kad kai jau labai jų daug buvo, tai jau tada jau pamatydavai plika akim. Vandenį, ar ne, jos tiesiog... Tai vandenį ant pačių mūsų koralų. Nusigyvenom. Bet čia yra tai, ko niekas nieko nemato, ne? Žmonės net... Žmonės nepastebi? Ne, žmonės. Niekas jiems nerūpė. Kažkas ateina ir žiūri, kas labai gerai nusimano ir įsižiūrėtų, tai, bet iš išorės nelabai ką pamatys. Klausyko, per tiek metų tas mūsų akvariumas, jisai kažkaip labai pasikeitė? Pačioj pradžiai buvo ypatingai daug žuvų, labai daug žuvų tam akvariume. Kitų žuvų buvo ir per daug net gaudėm, išiminėjom tas žuvis, nes buvo smulkios, mažytės, paskui pradėjo augti labai. Tai išaugo, tai jau darės jau per didelę tą biomasę. Pasakyk, kokią nors rūšį, kad kokios šitaip auga. Tai kai turėjom ten tokie plataksai, tai jos išiminėjom, nes buvo per daug. Ta prasme, labai gerai šėrėt ir labai gerai auga. Ne, tiesiog jų buvo prileista labai daug ir jie auga. Tai viena, kokios rūšys, vienos labai greitai auga žuvis, kitos neauga taip greitai, prisitaiko, tie patys rykliai, kur turėjom, tai irgi užauga daug ir didesni, bet kadangi ribota erdvė akvariume yra, tai jie ir prisitaiko ir lėčiau auga ir tokie neužauga dideli, kokie galėtų užaugti. Geras, tai mažos žuvytės auga didesnės, ne dideliam akvariume, o didelė žuvis. Taip, tai pavyzdžiui, kai parsivežam naujas žuvis, tai jie yra tokia atveju, kai karantino akvariumuose laikai, tai ta žuvis neauga praktiškai visai. Tiesiog laukiam, kol jinai pradės gerai maitintis, pažiūrim ar neserga, lygos nepuola kokios, jeigu serga pagydom. Na ir paleidus į akvariumą jau didįjį,
labai staigiai užauga, greitai. O Būna pasislepia, bijo, nes jos teritorinės to žuvis, tai kur pasislepia koraluose, būna, kad net nematom 2 savaitės to žuvies ir išlenda 2-3 kart didesnį jau po tų 2 savaičių. o kas čia veikia jų psichikoje? Sako, tipo žuvis smegenų neturi. Pati erdvė matyti. Bet tai jų viduj kažkas tai yra duodama komanda kažkokia. Kas? Na, kito nepasakysiu. Nu, kodėl? Atseit yra, Neįlendu, bandau su tom žuvim pasikalbėti, bet nesikalbu savai. atseit yra vietos, tai reikaukta, ne? Gerai, kad Tai žmonės matyti erdvė didesnė, taip. O rykliai priešingai, mažai vietos nėra kur augti, ar ne? Taip, kuo didesnis, to jam mažiau. Bet tu vietos jauti, truputėlį. kaip veikia kažkoks kosmoso protas. Nu gerai, palikim tą manyt, kad veikia. kosmoso protą. O Manyt, kad veikia, tai kaip ir žmonės seniau buvo mažiau, kaip buvau dabar aplankiau ten vieną kaimelį tokį, kur banginių medžiotojų, tai yra ten tie namai tokie, atsistoji prie to namo ir žiūri, kad tu atsistoji vos ne antram aukšte jau galva tavo. Kokie buvo Oi, maži tie žmonės ūgio. klausykit, žuvis tai irgi auga kaip ir žmonės. Rimtai. Tikrai, buvo mažytė, paskui užaugo. Aš turiu namie akvariumą, tokį nelabai didelį, bet irgi pastebiu, kad nusiperki 2 vienodo dydžio žuvis ir ten po kelių mėnesių viena iš jų gali būti 3 ar 4 kartus didesnė už kitą. Tai ir nuo rūšies priklauso, ar to žuvis tokios pačios ar skirtingos. Tokios pačios žuvis, jo. Na tai būna kitos užguitos, nenori augti iš viso. Tai, žodžiu, ten irgi vyksta kova visokia, ten varžytuvės. Be abejo vyksta, be abejo, naujų gyventojų, kai leidžiam, tai jas būna labai išsigandusios, nes kitos iš karto žiūri, kas šiandien pas jos. Tai ne štai visos, kodėl tu ir ne sakai, visos gali išgyventi tą. sakai, kad kolektyvas, ar ne? Va Taip. štai kaip čia matai su to kolektyvu. Nelabai ir skiriasi nuo žmonių. Kažkaip ten yra jiem paprasčiau, nes jos čia pas mus, tai žinot, iš įmonės išeit gali, jeigu nepatinka kas o ten, tai joms Ten prašiau. nelabai. Taip. Jau patikai ir viskas. Pačios neišeisiu iš ten. Gerai, ir kaip tau šitiek metų, kas tave labiau šitiek metų laiko šiame darbe? Ar žuvis, ar žmonės? Tai turbūt, kad žuvis. Vis tiek kažkaip tai aš visą gyvenimą dirbu kažką tai prie gamtos, prie žuvų, prie gyvūnų ir O čia kaip mėgoj įlendi, kolektyvas be abejo. mėgoj įlendi akvariumą ir jau čia gamta? O kodėl ne gamta? Nu, kaip ne gamta, bet dirbtina gamta. Vis tiek malonumas jau kitai visai. Po vandeniu ir šiaip jau per tiek tų metų atrodo, kad atsigauni po to vandeniu. O kai tu įlendi po vandeniu ir atsiduri su tom žuvytėm ir matai tos koralus, nesvarbu, kad jie dirbtiniai, ar ne, bet vis tiek jie, tas žodis koralai, ar ne, su mūsų vaizduotė mum ir taip gerai. Ar tu užmiršti, kad už sienos ten yra gyvenimas kitas? Kaip kada įsijauti. Kartais užmiršti, panėrės kartais dirbi ir dainuoji tenais, ar kažką, ar šiaip su savim pasikalbėti gali. O kiek ilgiausiai išbūni? Tai paprastai mes neriam maždaug 1 valandai laiko kažkur. Yra buvę, kai per dieną ir beveik 8 valandas praleidom visas, kai ten turėjom problemų visokiais bėgimais ir taip toliau čia pačiai. Pavyko tai sutvarkyti, ar ne? Mes... Tai sutvarkydavom visą laiką ten sutvarkydavom. Nebūna neįsprendžiama, viskas išsprendžiama. O dabar žiūrėk, kaip su tais rykliais. Tie rykliai buvo mūsų visų pasididžiavimas. Ir taip atsitiko, kad jie išėjo anapilin, ar ne? Na taip. Ar labai jūs tai išgyvenot? Tai be abejo, kad gaila. Tai jau, kai tu žinai tos ryklius kiekvieną visą laiką. Kokie jų vardai buvo? Nebuvom rykliam davę. Nu klausykit, o tai dirba žmonės. Net turėjom tik vieną žuvį su vardu, tai buvo Briusas vadinamas. Toksai. Briusas? Čia Briusas? Buvo toks žydrasis ešerys, toks gruperis, tai... Nebėra jo? Pradžiai, nebėra irgi rykliai suvalgyti patys mūsų rykliai. Kietas rišutėlis. Tai jisai buvo toksai, kai naras įlipdavo į vandenį, tai visą laiką atplaukdavo prie rankų, atsiguldavo, kasyti, išsižiodavo. Ir žmonėm labai patikdavo įspūdis iš karto. Dėl to tai būdavo smagu iš tikrųjų. Būna tų žuvų tokių, kurios labiau prijunka prie pačio žmogaus ir atplaukia šalia būti ir leidžiamas glostomas. Tai klausyk, Tadai, suteiksi vilties klausytojams mūsų pasakydamas, kad turėsim dar ryklių? Be abejo, suteiksiu. Turėsim, aišku, kad turėsim. Ar jau jie gal ieškomi, ar kaip? Ieškomi ir ar auginami? Ar... Ne, jie kaip ir rasti yra, jau dabar pradedu bendrauti tenais, kai grįžau po atostogų, taip ir kalbėjau, kad po atostogų pradėsim derinti ir
pradžiai, na čia aišku priklausys, dabar noriu visai kitos rūšies ryklį leisti, negu mes, kad turėjom kitos ryklius. Čia kaip pritars, nepritars valdžia, pažiūrėsim. Pradžiai norim parsiųsti vieną tik tai ryklį, norėčiau parsiųsti pabandymui. O tai svarbiau patelė ar patinėlis? Nesvarbu, tai nespirksim visiškai dabar iš kitos vietos, bandau iš toli, iš pačios Indonezijos, tenai siūs kitą įmonę, tai ne iš Olandijos, ne iš Nyderlandų, kaip pastoviai pirkdavom žuvis, nes ten ir kaina daug mažesnė, be abejo, pargabenimas kainuoja daug. Tai už kelionę tą patys mokėsim. Ne tas pats, jeigu, kaip sakant, jeigu pirktumėm pigias žuvis labai, tai tada gaunasi tas pats su kelionė, kaip ir iš Olandijos pirkti. O jeigu pirki brangius, kur čia Olandijai ir labai mažai tų ryklių ir nėra ko pasirinkimo jokio, ne visą laiką turi, ten turi pasitai, kai brangų dalyką perki, tai tada gaunasi daug pigiau. Nes ryklio kaina ten skiriasi gal 10 kartų. O kaip atrinkti ryklį, kuris mums tiktų? Taip, kokie čia kriterijai? Tai matot, vieni dideli labai auga, kiti agresyvus, kaip ir turėjom šitos ryklius, tai nepaslaptis jie daug ir to mūsų žuvų sumažindavo populiaciją akvariume. Vieni ant dugno, kiti paviršiai plaukė, tai dabar, kur esu nusižiūrėjęs, tai irgi toksai bus daugiau dugninis ryklys, bet auga gan jie dideli, atrodo įspūdingai ir... O turės viršui šitą, kaip jis vadina, peleką, ja. Turės ten tokį ir peleką, daugiau ten jau uodega įspūdingai, tokia ilgesnė ta uodega, jisai ten, tai nežinau, nenoriu net išduoti kokį ryklį, gal jau žino, kas tai. O jis atrodys baisus toks? Ne, jis neatrodys baisus, bet jie tokie jaukus, prie narų atplaukia, naras gali pasiimti, apvers, glostyti jie, tai manau žmonėm labai patiktų ir būtų įspūdis visai kito. Ir šiaip įspūdingai jie atrodo akvariumuose, kitose, kurie. O vienam jam kaip gyventi? Nieko, viskas jam būtų gerai. Aha. Tai čia būtų tik pradžiai vienas ir tada jau pirkmėm gal dar vienos tokios pačios rūšies ir paskui gal dar pažiūrėti, kokį dar, kas kaip čia vietos pas mus. O primink, kaip rykliai maitinami, ką jie, ar šeriami, kaip sakyti? Mes žinai, gal šeriami, tai čia šerdavom šaldytą žuvim paprasčiausiai. Žuvim, kalmarai šaldytais. Juoda pelekiai labai valgydavo kalmarus, mėgdavo žuvį šaldytą. Balta pelekis nevalgydavo kalmarų, tai tik tai... O kaip jos maitindavot, kaip pasišaukdavot? Iš rankų, tiesiog į paviršį, juoda pelekius nuo viršaus. Pamaskatuojat kalmarą vandenį ir sėtlaukį? Taip, jie iškart jie žinodavo, įpratė jau tą vietą, kur jie atplaukti ir jie atplaukdavo ir maitindavom. Tik tai tą baltą pelekius tai po vandeniu maitindavom. Nors jisai atplaukdavo jau ir į paviršį, jeigu ilgiau valgyti negavęs ar kažką, tai pasimti to maisto, bet maitindavom po vandeniu vien dėl to, kad žmonėms žiūrovom įdomiau. Mhm. O kiek suryja ryklys per kartą? Tai žinot, tai neduodam daug, tai surytų gal ir daug, kaip gamtoje daugiau pasisotina ir paskui plaukia, gali ir mėnesį nevalgyti, o čia maitinam praktiškai kasdien ir daug neduodam, tai ir gauna ten po vieną žuvį. Per dieną? Taip. O tai žuvė 5 kilogramų. Tave tai palaikyti su vienu kalmaru, taip aš pažiūrėjau, kaip žmona tavo. Ryklys šiek tiek mažesnis, kur mes turėjom už mane. Tai žodžiu, vieną kalmariuką ir jisai plaukioja, visus linksmina, o paskui stebėmės, kodėl jie suserga. Už tai, kad jiems melancholija valgyti neduoda, draugauti nėra. Kadangi žuvį šaldė, tai vitaminus specialius dėdavom, duodavom priedų, kartais duodavom, purkšdavom ir jodo tirpalai žuvį. Būdavo ten, jeigu pastebėdavo, skydliaukės padidėdavo, jeigu trūkumas jam truputėlį jodo, jam daros tada sunku ryti. Labai įdomus ta žuvų pasaulis, bet dar norėčiau pargrįžti prie žmonių pasaulio. Tadai, jau 17 metų dirbi toj pačioj vietoj. Tai kaip čia dabar taip ilgai? Turbūt čia nuo paties žmogaus priklauso. Vieni užsisėdi vienoje vietoje ilgiau, daugiau sėslus tokie, kitiem labai keisti reikia darbo pobūdį ar dar kažką. Bet iš kitos pusės, aš galvoju, o ką čia keist? Kiekvieną dieną reikia iš naujo nerti tą akvariumą, bendrauti, supranti, toks kolektyvas, anoks kolektyvas, krūva visokiausių. Tai kitie, matot, ir atsibosta ta monotonija tokia kasdienybė, jeigu visą laiką vienodai, jeigu niekas nepasikeičia, tai turbūt... Bet tu kur esi kitą akvariumą? Kaip? Kitą akvariumą? Į cilindrinį, pavyzdžiui. Tai, to akvariumų be abejo yra daug. Arba, žinai, rombo formos akvariumą. Į daug, manau, žmonės atsižvelgia. Į tą finansinę padėtį, ir šiaip, į šeimą, ir kuriam geriau gyventi, ir
kas kaip, tai daug priežasčių lemia visokių. Nu gerai, o štai žiūrėk, tu tvarkingai, kaip sakoma, diena iš dienos atvažiuoji ir matai užrašytą mega, tą patį akvariumą. Kas tau visą tai? Žmogui, žinai, yra būdinga, nors šiaip tai man atrodo visi gyvūnai turi šitą, mes tą turim receptorių prisirišimo. Mes prisirišam. Taip ir tai kaip antri namai, kai tiek metų išdirbi, tai atvažiuoji, to mego užrašo nelabai matau, nes visada iš kitos pusės atvažiuoju. Tai kai taip diena iš dienos tu tai darai, kiekvieną dieną iš principo tai yra vis kitaip. Ir tu žuvį atradinėjai, vandenį atradinėjai, save toje žuvyje, vandenyje, kolektyvą, žinai, vienaip kitaip. Ir net pamiršti skaičiuoti metus, ar ne? O paskui žiūrėjau, wow, 10 metų, 15 metų, 20 metų. Taip ir yra. Tai kuo vyresnis tu tie metai, dar greičiau bėga, nespėjai skaičiuoti. Ir nesupranti, ar laikas tave gyvena, ar tu gyveni laiką. Bet ta rutina, jinai nustoja būti rutina, kažkas tai kitas vyksta, ar ne? Ir tu tiesiog, tame būni. Na taip, aišku, tos dienos kiekvienas skirtingai yra. Tai kartais ir pabosta atrodo, ta pati rutina, paskui pasikeičia kažkas tais, tai ir vėl, tai ir naujai, tai ir ta pati akvariumo renovacija, čia truputėlį, kai teko dalyvauti, tai buvo daug kitokios atrodo veiklos ir nors pačio akvariumo ir nebuvo išleistas, bet visos žuvis tai buvo, gyveno, iškeltos kitur, tai... O kaip su tom žuvim, žinai, vis tiek juk jos tokios iš kitos pusės, tai jos tokios bejėgės. Nuo mūsų, tarkim, nuo jūsų prižiūrėtojų priklausančios, nepamatysi kažko, ten gliaumais apeis, kirminais apeis, žinai, ir kaip tas atidumas, tas matymas, taip per... Kai daugiau supranti iš pradžių, kai aišku žmogus ateina ir nieko nesupranta, mato žuvis plaukia ir tiek ir viskas, tai yra visokių požymių ant žuvų, ar jos serganti, ar neserganti, ar gerai jaučiasi, tos pačios spalvos žuvų, ar ryškios, ar neryškios, ar išblankusi. Lygiai taip pat priklauso ir labai daug nuo vandens kokybės visokios, dėl to ir svarbu tas vanduo yra šviežinamas, kad daugiau vėl mikroelementų pasipildytų. O kiek laiko keičiat vandenį? Mes jo nekeičiam, taip nėra, kad keistumėm vandenį visą laiką, nes tam yra biologiniai filtrai, kurie tą vandenį valo ir tai būtų didelį kaštą, jeigu labai daug keista vandenį, tai jisai yra tiesiog šiek tiek atšviežinamas, išleidžiama, mes maždaug mėnesį kartą kažkiek išleidžiam to vandens, 20-30 kubų, ten apie 10% kokią šiek tiek ir atšviežinam, pilam naują, ne visada pilam druskingą vandenį, pilam gėlą vandenį, nes šiaip garuoja tas vanduo. Tai druskingumas kyla, tai tiesiog paprastą vandentiką vandenį įpilam. O daugiau tenka ar prie žuvų būti, ar su kolegom bendradarbiauti, kaip? Na įvairiai visaip. Prie žuvų mes ten kaip tų žuvų turim. Prie pačio akvariumo tai netenka, tenai nestovi ilgai, nes tiesiog įneri, pamaitini, išvalai akvariumą ir viskas, apsižiūri tas žuvis, kaip viskas jaučiasi, o kai turim naujų žuvų karantinuose, tai tada praleidi daugiau laiko. Eini pro šalį, vis pasižiūri, ypatingai pirmom dienom, tos kritinės pirmos dienos po kelionės būna, kad krenta tos žuvis jau ar toliau ir maitintis nenori dar pirmas paras ir nemaitini dar jų, lauki. Tai tada daugiau laiko prie žuvų praleidi taip, nes daugiau stebijas, gydai. Dažniausiai išlenda kokios lygos, nes kelionėse irgi stresas vis dėlto tenai. O pirmas lygos požymis yra koks? Tai žuvis vangi, vis spalvas išbala. Tų lygų mato daug visokių yra. Tai, o pagrindinės dažniausiai? Tai yra tokie ten white spotai, balti taškai, tai iškart matos, išberia žuvį visą tokiais taškeliais, visą baltą pasidaro. Ir be šansų išgyventi? Ne, išgyvenu, kodėl tokias ligas, tai yra siekis. O reikia laiko ar jau kažkokių preparatų? Ne, tai preparatų reikia, ne laiko. Tai būtent preparatų tokių. Mes... Po laiko tai bus jau po laiko. Įvairiom lygom skirtingi preparatai. Preparatai sunku, čia kaip ir dėl tų parazitų, kai turėjom, nes pagal, kai dabar esame Europos Sąjungoje, yra daug
uždrausta visokių preparatų ir kaip ir kurie negali ES būti, nors ten Amerikoje ir kažkur tai yra ir daug pigiau galėtum išgydyti tą žuvis. O tai kas ten kokie opiatai ar kas nors? Ne opiatai, tie patys tokie pesticidai, va, kitur pas mus vieni uždrausti, va, ten tie medžiagyviam, ten tokių reikia, būtent pas mus ES draudžiami jau jie naudoti, tai taip ir gaunas, kad turi ieškoti ir sumokė daug kartų daugiau už tos vaistus, už kažkokius pakaitalus, kur galėtų. Klausyk, tai čia ir farmacijos reikia rimtai žinoti, ar ne jau? Ten turbūt visą laboratoriją turi tą pačią. Ne, neturime tos laboratorijos, nieko seniau turėjom kabinetą tenai tokie. Ar kaip daktaras tai skauda, žinai, turėjo buteliukai su šaukštu? Tai be abejo, skaitais, žiūri ir tos dozavimas tų vaistų, kažką įimi pakaitalą kažkokį, tai turėjau žiūrėti, kaip tą vaistą padozuoti ar kažką skaičiuoti. Tai o kaip žuviai galima vaistą sugirdyti? Ne, tai žuviai vaisto negirdomės, tiesiog vaistai pilas į vandenį patį. Tai. Nu tai rykliui įmanoma, ne ten prie. Rykliui tai galima ir su jais būdavo kažkada, kai sirgo ir leido ir su švirkštu, arba tabletės į žuvį įkiši ir duodi su maistu, suvalgo. Neįspjauna? Nu, visai būna, bet šiaip neįspjauna į vidurius įkišus. Įvairiai. O tu turi mylimą pojūtį, kai tu paneri į vandenį? Turi kažką tokio, kas tau yra kaip ritualas? Jau čia tas pats ritualas nerimas turbūt. Ir būna, atrodo, į darbą ateini pavargęs ir nieko nenori. Ir tas toks ritualas, tai pabandy tą vandenį atsigauni, išlipi ir iš to akvariumo atrodo vėl sveikas, nesergantis, pasitraukai. Toks stiprus pojūtis, ar ne? Na, taip atsigauni. Aš jau kažkaip atsigaunu to pat akvariumą, nors būna ir tinginys puola, nenori lipti tą akvariumą, žinai, kad dirbsi, bet kai įlipi, tada jau būna viskas gerai. O ar buvo taip, kad pamiršai ką nors apsirengti? Dabar galvoju, žinai, šiuo momentu neprisimenu. Pavyzdžiui, degonės kameras. Ne, tai yra buvę, kad tiesiog nereikia pamiršti kaukę užsidėti arba tą patį reguliatorių įsidėti burną pamiršti, kad žiūri, kad jau po vandeniu, ne. Tai nieko, tiesiog, kad gal pakyli ir užsidėti. Tai būna, jis yra buvę tikrai visokių dalykų. O kiek tau pačiam teko giliausiai panirti? Aš niekad giliai niekur nenardau, giliausiai tai buvau gal 25 metruose ar plateliuose. Nematau tikslo man. O kelintam pradėdėjau jausti šiokį tokį spaudimą? Ne, tai spaudimą iš karto jauti po 1 metro. Jau jaučiasi? Tai tas ausis kaip užgula ar kažką, tai čia ta atmosfera. O jūs kažką tai kaip nardo dedatės jausis? Ne, nieko nesinedam. Bet tai kūnas išsitreniruoja, ar ne? Taip tiesiog kaip pa žmogų priklauso nuo biologijos, pas vieną tie kanalai platesni, lengviau, kitam užtenka seilę nuryti, kitam reikia spausti nosį papūsti, kad tas būgnelius atšoktų. Tai įvairiai, kitam užtenka tik papūsti kaukę su nosim. Tai čia kaip ir lėktuvų skrendant panašiai. Tai žodžiu, tu ne iš tų, kurie plaukia kur nors nardyti? Ne, man užtenka čia panardyti. Šito. Jau per atostogas nebent. Seniau jaunystį daugiau panardydavau, taip ir kitur, ar į ežerą kokį nuvažiuodam, ar dar kažką tais. Dabar man jau užtenka, aš jau nebenoriu to nardymo per daug. Taip, kai nuvažiuoju kažkur tais prie viduržemio jūros ar dar kažkur, tai be abejo panardau, nes pačiam gražu ir įdomu pasižiūrėti. Kuogi ypatingas tavo darbas yra? Arba tau mylimas? Nežinau net kaip jums pasakyti, ko patingas, ko mylimas, turbūt sakau, kaip to ir mylimas tas darbas, kaip žmogui patinka toks darbas, kaip ir su gyvūnais, ar su žuvim, ar tos akvariumus prižiūrėti. Vienam patinka daugiau ofise sėdėti, kiekvienam skirtingi tie pomėgiai, tai čia toks vienas kaip ir iš pomėgių tas darbas ir dėl to jis ir mielas, ir ypatingas. O tau teko, taip bendrauti su žuvimis, žiūrint joms į akis? Ar jos mato? Taip, mes pasikalbam su tam žuvimis, nes nieko neatsako, bet tai pasikalbam visą laiką. O kaip tu manai, kaip jos tave mato, kaip į tave žiūri, kaip į žuvį, ar kaip, kas tu joms taip pat žuvis? Manau, kad nežiūri mane kaip į žuvį, daugiau gal kaip į priešą kokį nors turbūt, grobonį didesnį. Bet tik tu maitini jas? Na, kai maitini, tai taip jau įpranta to žuvis, šiaip tai pripranta be abejo, nes tai to žuvis kol naujas, tai būna ir bijo, tiesiog traukės, kai net praeini, o kai jau žino, kad žmogus šiaip prie žmogaus pripranta, tai jos jau tada nei slepias, nei ką, nes žino, kad tas žmogus įduos ir valgyti, ar kažką, tai tokie. Tai gerai tada. Tai Tadai, taip dabar tau bus uždavinys. Pasakyk linkėjimą mūsų visiems kolegoms. Pasakyk, tu šitiek metų išdirbai. Kolektyvas susideda ir iš žmonių, ir iš žuvų.
Tu glostai ešerims papilvės. Ne tas, kuris linkėjimus moka sakyti, bet niekad kalbų nesakau. Bet tu pabandyk. Net nežinau, ką pasakyti. Tipo, valgykit žuvį. Ateikit pažiūrėti į akvariumą, Megos. Tai manau, kad ir ateina visi ir pasižiūri šiandien tą akvariumą. Nors ir gal nesako, kad ateina, bet matau, kad praeina daug kas šiandien. Praeina pro tą akvariumą, pasižiūri. Galima aš tau padėsiu? Galim. Tu pasakėjai apie jodą. Rykliai turi skydliaukės. Tai, žodžiu, kolegos, būkite atsakingi už savo skydliaukės. Na, tai. Stebėkite jodą. Stebėkite jodo lygį savo organizme, taip? Nežinau, kaip žmonėms ten tą jodo lygį stebėti, to jodo tai negerkit, kur čia duoda nuo radiacijos. Versi. Labai ačiū Tadai už nuotaikingą pokalbį ir su mumis buvo akvariumo priežiūros skyriaus vadovas Tadas Laurinavičius. Labai ačiū Tadai. Prašom. Ačiū tau, Inga. Tadai, dėkui, kolegos, iki. Iki kito penktadienio laidoje Mūsų įmonė, susitiksim ir vėl. Iki.